Minint Ribentropo-Molotovo pakto metines, nedidelė, bet drąsi žmonių grupė pirmą kartą viešai išėjo į gatves, taip atvirai parodydama pasipriešinimą ilgus dešimtmečius trunkančiai represyviai sovietiniai priespaudai. Lygiai po metų Lietuvos persitvarkymo sąjūdis jau organizavo masinį, visą šalį pažadinusį mitingą Vingio parke. Jame susirinko net 250 000 žmonių, kurie vieningai ir drąsiai pasmerkė Baltijos šalių okupaciją bei atvirai pareikalavo laisvės bei teisingumo. Dar po metų, minint simbolinės 50-asias pakto metines, įvyko istorinis Baltijos kelias. Net 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis į nenutrūkstamą beveik 600 km ilgio gyvą žmonių grandinę. Šis taikus, bet itin stiprus vienybės ženklas visam pasauliui parodė aiškią žinutę. Baltijos šalys pasiryžusios išsivaduoti iš sovietinės okupacijos ir susigrąžinti savo laisvę.